Medicinos mokslų daktarė Laima Griciūtė pasišventė kovai su vėžiu. Laima Griciūtė tvirtai eina pasirinktų keliu. Ji buvo gydytoja, bet profesijos jai neužteko. Ji buvo ir aktyvi mokslininkė, tyrėja, didelių kolektyvų vadovė, įvairių organizacijų pirmininkė, studentams dėstytoja, bet ir tai tebuvo tik gyvenimo dalis. Jos platus akiratis stebino, atvira širdis šildė, asmenybės žavesys traukė. Ji buvo žmogus, kurio visiems reikėjo. Gydytoja onkologė, mokslų daktarė, profesorė Laima Griciūtė. Sovietinės kino kronikos kūrėjai rodė tariamai tobulos santvarkos heroję, nutylėdami faktus apie jos išgyventą tremtį, patirtą šeimos persekiojimą, sudėtingą gyvenimo istoriją. Kaip ir visos, Laima Griciūtė virtuvėje suktis išmoko iš mamos. Už kadro liko visa, kas netiko propagandai. Visa, kas nederėjo prie sukurto sovietinio herojaus personažo. Jinai tikrai šventoji buvo. Atsidavus šeimai, atsidavus darbui, visados įsiklausanti, kada kas jos be paprašytų, jinai visados eidavo į pagalbą, net kai net ir neprašydavo. Jinai buvo mokslininkė ir jos pagrindinis darbas buvo laboratoriniai tyrimai. Bet kiek žmonių jai skambindavo, kad būkit gerai, jūs nueikit, aplankykit tą ligonį. Sako, ką aš galiu pasakyti kaip negydanti daktarė. Bet vien tai, kad jinai nueidavo pas to žmonės, su jais pakalbėdavo, jiem jau lengviau pasidarydavo. Ir jinai pati sakydavo, kad gydyti ne tik tai vaistais reikia gydyti ir žodžiu. Ir va ta jinai iš tiesų turėjo tokią begalinę empatiją. Man labai patiko profesorės kaip vadovės tas toksai požiūris į ligonį, į sergantį vėžių ligonį. Jinai visai kas sakydavo, kad labai būdavo daug tokių ir gydytojų, ir netgi profesorių, kurie lyg ir slėpdavo tą vėžio diagnozę. Profesorė sakydavo, nelabai reikia slėpti, reikėdavo žmogui kažkaip sugebėti paaiškinti ligą, bet visada kalbėti viltingai. Jos veikla išties kėlė pagarbą. Profesorė Laima Griciūtė beveik 10-metį vadovavo Onkologijos mokslinio tyrimo institutui, onkologų moksliniai draugijai. Dirbo Sveikatos apsaugos ministerijos vyriausiąja onkologe, Vėžio registro tarybos pirmininkė. Atidi, kruopšti, santūri, sykiu reikli ir dalykiška. Tokią ją pažinojo kolegos ir pacientai. Labai retai muziejuose būna gyvi eksponatai. Man teko vieną kartą. Asmeninė gyvenimo istorija, jaunystėje patirtus išgyvenimus profesorė tyliai pasiliko savo. O ir ar būtų galėjusi juos garsiai pasakoti? Dirbant su profesorė, tai pirmas dalykas – niekados nešaukti, niekados nereikia. Teisybę reikia pasakyti tyliai ir tiksliai. Ir jeigu žmogus nori, jis ją supras. Tai iš tos pusės reiškia ne emocijos, ne kažkokie tai tavo sugebėjimai įrodinėti ar vadybiniai ar kokie valdo ir daro gerą pagrindą moksliniam tyrimam, o kaip tik ramus, argumentuotas aptarimas, jos tie žodžiai išklausyti ir suprasti. Laima Griciūtė gimė 1926 metais Kaune, tarpukariu žinomo žurnalisto, rašytojo Augustino Griciaus šeimoje. Buvo labai mylima pirmagimė. Po jos Griciai susilaukė dar 3 sūnų, vėliau irgi tapusių ryškiais, žinomais žmonėmis. Šviesios atminties Jonas Gricius, žymus kino operatorius. Algis Gricius, talentingas smuikininkas, konservatorijos profesorius. Jaunylis Kastytis Gricius, gydytojas, kaip ir vyriausioji sesuo Laima. Kaune Gricių vaikai, aplinkinių vadinami Griciukais, augo viskuo aprūpinti.
Deja, vaikystės šviesą užgožė tamsi sovietų okupacija. Gricių šeimai jie atnešė itin dramatiškų išgyvenimų. 1941 birželį Griciai vieni iš pirmųjų buvo ištremti į Altajaus kraštą. Tėvai, 2 ūgtelėję sūnūs, ant rankų verkiantis ką tik gimęs 3 ir paauglė Laima. Jai tą vasarą buvo 16. Manau, kad ją ypatingai subrandino. Labai daug padėjo savo mamai, vis tik tai su tuo jauniausiu broliu Kastyčiu, kuriam 5 metų buvo. Tremtiniams trūko maisto, alino šaltis, puolė ligos. Leisgyvis Gricių naujagimis Kastytis merdėjo. Vyresnieji broliukai ir sesuo laikėsi iš paskutiniųjų. Jonas eidavo į turgų ir pardavinėjo tas adatas, kurias prieš išvežant į tremtį, dar Kaune, sodyboje, tetos sumetė visus daiktus į užuolaidą ir tame tarpe buvo keletas rinkinių adatų, surišo ir jiem įdavė. Ir kai ten nuvyko, iš tiesų jie suprato, kad adata tai yra aukso vertės daiktas, dėl to, kad tai, kaip tėvas sakė, tai Statkevičiui dar reikėtų pasimokyti madų, kokie ten buvo, lopas ant lopo, batai lopyti ir viską tą reikia susiūt su adata. Ir jeigu tu jos neturi, nėra kitų būdų, kaip pritvirtinti to lopo. Šiaip ne taip tremtyje Altajuje išgyvenę pirmąją žiemą, Griciai netrukus sulaukė dar vieno smūgio. Sovietų valdžia juos nusprendė įsiųsti gilyn į šiaurę, į užpoliarę Lenos žiotyse. Su vyresniaisiais vaikais ir išsekusiu mažuoju Griciai drauge su dar beveik 2000 lietuvių tremtinių buvo įgrūsti į baržą ir plukdomi ten, kur sovietų valdžia jiems buvo numačiusi mirtį. Amžinojo įšalo žemę Laptevų jūros pakrantėse. Tačiau įvyko stebuklas. Tėvas Augustinas Gricius išdrįso parašyti laišką į Lietuvą buvusiam jaunystės laikų pažįstamam Justui Paleckiui. Šis spėjo laišką gauti. Gricių šeima paskutinę minutę iš baržos buvo iškelta, o netrukus ir išleista namo į tėvynę. Laima Griciūtė niekada nepasakojo, ką tomis sunkiomis dienomis išgyveno. Tremties atsiminimai buvo pernelyg siaubingi. Laimė, tremtinės žymė jai nesukliudė mokytis. Maža to, netgi kurį laiką dirbti vakaruose. 1974-aisiais onkologė Laima Griciūtė išvyko dirbti į Prancūziją, tarptautinį vėžio tyrimo centrą Lyone. Turint omeny, kad jinai buvo tremtinė, jai pavyko baigti ir institutą, ir išvažiuoti į Leningradą, dabartinį Sankt Peterburgą, aspirantūrą. Ir paskui, kadangi jinai mokėjo prancūzų kalbą tobulai, ir reikėjo World Health Organization, ten buvo vėžio tyrimo padalinys. Ir už tai, kad jinai mokėjo tobulai prancūzų kalbą, ją išsiuntė, suprantat. Ir jinai tenai praleido 6 metus kaip mokslininkė ir jinai vadovavo skyriui. Jinai buvo vienintelė moteris tarp vyrų. Tas Lyonas buvo tikrai šviežio oro gūsis. Vadovavimo patirtis Laimai pravertė ir grįžus į Lietuvą. Vilniuje ji buvo paskirta onkologijos instituto direktorė. Vadovavo įvairiams mokslininkų onkologų organizacijoms. Aš jau tiesiog dievinu profesorę ir kaip asmenybę, ir kaip onkologė, kaip specialistė. Jinai buvo mano pirmoji direktorė onkologijos instituto. Profesorė buvo grįžusi visiškai nesenai iš Prancūzijos Lyono vėžio tyrimų instituto. Tai tikrai neatsitiktinai visas dėmesys buvo skiriamas, žinoma, mokslui. Ir jinai buvo subūrusi tikrai puikią mokslininkų komandą, savo komandą.
kadangi mūsų nacionalinis dabartinis vėžio institutas buvo pagrindinė įstaiga Lietuvoje, tai labai didelis dėmesys buvo skiriamas ir mokymui. Man atrodė, kad aš turiu išmokti gerai operuoti, drąsiai operuoti ir čia buvo mano pagrindinis tikslas. Tačiau vadovė buvo mano mokymo vadovė, laimėjau konkursą klinikiniai ordinatūrai, buvo profesorė Griciūtė ir aš patyriau didžiulį šoką susidūrusi su profesorė, kadangi man buvo sustatytas mokymo planas ir mano mokymo planas buvo pati pradžia nuo vėžio kancerogenezės. Aš turėjau išmokti, kas tai yra vėžio ląstelė, kaip jinai veikia žmoguje, kas vyksta su žmogumi, su pacientu, su ligoniu. Aš iš pradžių labai tiesiog ir pykdavau ir galvodavau, kodėl aš turiu gaišti laiką. Profesorė tikrai daug neaiškino, jinai tikrai neaiškino, kodėl to reikia. Ir tik po to, po daug vėlesnio laiko, aš tikrai supratau, kodėl to reikia. Onkologinės ligos gydymas nėra vien tik operacija. Tai yra tikrai gydymas labai kompleksinis. Jinai labai pagarbiai žiūrėdavo ir jauną, ir į vyresnį, ir į profesorius, ir į jaunus gydytojus. Jinai labai vertino kiekvieno gydytojo, kiekvieno specialisto žinias, jinai nelabai kišdavosi, jinai priimdavo, jinai suprasdavo, kad jeigu gydytojas kažką numato, jisai gydo, jisai sprendimą daro, tai yra teisinga. Visiems surasdavau, kaip reikia pateikti, kaip pristatyti, kaip pareikalauti. Pareikalauti nesukeliant šurmulio arba nesupratimo. Pirmiausia, reikia išklausyti. Išklausyti kiekvieno mintį, nes visi mes šnekam, kaip prie Babelio bokšto, skirtingom kalbom. Mums reikia suprasti vienam kitą ir pagauti dėti, išklausyti. Ir sako, ties tuo nesustoti. O toliau, sako, reikia suprasti. Suprasti, ką kitas norėjo pasakyti. Ir va šitam tokiam išriam mūsų kolektyvo, matyti, tai buvo pagrindinė vienijanti jėga. Vienijančių siūlų Laima mokėjo būti ir šeimoje. Su broliais bei jų šeimomis jie siejo itin artimas ryšys. Buvo nepaprastai tokia pagarba mamai ir tėčiui. Iš tiesų, jos buvo kaip ir draugės, bet močiutė vyresnioji patarėja jos buvo. Kaip jinai džiaugiasi, kai močiutė galėjo nuvažiuoti į Lioną pas ją aplankyti. Tai jai buvo matęs, mes čia Vilniuje jau jautėm kokią šventę jai. Iš tiesų, tas ryšys su mama buvo ypatingas. Darbe jinai tikrai buvo labai susikaupus, bet laisvalaikį jinai mokėjo ir švęsti iš tiesų. Jinai mokėjo džiaugtis gyvenimu, jinai mokėjo skaityti knygas, eiti į teatrus, eiti į koncertus, eiti į kinus, nepaprastai mylėjo Prancūziją ir visą jos kultūrą dėl to, kad dirbo gana ilgai. Jinai buvo skautė, jinai buvo frankofilų būrelio lankytoja. Ta prasme, kur ją kviesdavo, jinai visur su malonumu eidavo. Tokių plačių pažiūrų ir mokėjimas būti kartu su mumis, mokėjimas pasidžiaugti gyvenimu ir kiekvienu iš mūsų. Jinai pati savo vaikų neturėjo, tai vaikai buvo mes 5. Jos vaikai, mes galim drąsiai pasakyti, kad jinai mums kaip mama buvo. Buvo tokių sunkesnių periodų mano gyvenime, bet tai kur važiuoti, kur pas tetą Laimą. Pas tetą Laimą, pas tetą atvažiuoji, galvą padedi ant kelių ir tokia ramybė nuo jos eidavo. Ir jinai, aš jaučiu, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Va šita jos frazė, Elenutė, tikrai tu patikėk manimi, aš dabar turiu tokį jausmą, viskas bus gerai. Turėjo tokį vieną labai gražų, sakyčiau, bruožą. Jinai į ją kreipdavosi, kadangi jinai buvo mokslininkė, žmonėms vėžys buvo labai sudėtingas dalykas, labai apie vėžį kalbėdavo arba labai nenorėdavo niekas kalbėti, bijodavo kalbėti. Ir į profesorę kreipdavosi nepaprastai daug ligonių, kaip į gydytoją. Jeigu ją kreipdavosi kažkas, tai jinai būtinai tą pacientą aplankydavo. Visada pas jį ateidavo, pakalbėdavo, aplankydavo
ir būtinai su kiekvienu konkrečiu gydytoju, kuris žiūrėdavo, kuris gydydavo tą pacientą, jinai pasitardavo, pakalbėdavo. Jinai nebuvo tas griežtas žmogus, jinai buvo nepaprastai rami, labai išlaikyta ir jauniem gydytojam, jauniem specialistam jinai tokia atrodė labai labai protinga. Ir jinai įnešė tą tokį labai platų požiūrį į šią ligą. Labai platų požiūrį į šią ligą. Tai nėra kažkoks vienas gydymas, tiesioginis gydymas arba tiesioginė diagnostika kokia tai. Tai yra liga, kuri labai yra daugialypė, nepaprastai įvairi. Jos pasireiškimo keliai yra labai įvairūs. Ir netgi vedant pokalbį, pas profesorę aš ateidavau matyti, vis tiek, kadangi pats intensyvus su tuo kalbi, su tuo ateini susierzinę, šito dar nepadarė, tie turėjo tą padaryti, čia lazerio šito nėra, čia švitinams, kai ląstelės numirė, pelės kažkur tai dingo, visas toks, ateinu suirzęs ir einu pas profesorę Griciūtę. Suirzęs, sakau, piktas kaip šeškas, nori visus iškeikti. Sako, gerai, iškeik mane ir paskui būsiu ramus. Vienu metu aš irgi tokias vadovaujančias pareigas, jau, aišku, nepalygint su onkologiniu. Ir aš jos klausiu, sakau, teta Laima, kaip jums pavyko vadovauti tokiai dideliai organizacijai? Sako, žinai, visados išklausyk abi pusės. Ir tada daryk išvadas. Ir stenkis įsiklausyti kiekvieną pusę. Nemanau, kad jinai buvo ypatingai sužavėtas iš šito periodu, dėl to, kad vis tiek vadovaujant tokiai organizacijai, tu negali mokslui atsiduoti, pilnai. O jinai buvo mokslininkė, jinai tikrai buvo mokslininkė. Kad tikrai žmogus turintis subtilų humoro jausmą, galima buvo pasakyti štai, kai mes dar 1992 metais organizavom konferenciją Lietuvos, Italijos, kaip tik šitų navykų gydymo srityje. Atvažiavo irgi norvegai, ir kanadiečiai, buvo, reiškia, ir Jungtinių Amerikos valstijų, italų buvo daug, austrai, vokiečiai, visa kita. Ir man labai patiko tokia detalė, kada 3 norvegai, reiškia, profesorius Monas, irgi apie 1,90 m ūgis, bet jisai toks gana, tokio liesas, tokio sudėjimo sauso. Kristianas Bergas ir Polas Elbo. Abudu gigantai, vos ne po 2 metrus ir vyrai turbūt virš 100 kilogramų. Ogi Griciūtė yra nedidelė. Ir čia po paskaitos, reiškia, kaip ir diskusija, mes diskutuojam visą kitą, ir diskusijos metu, čia ginčas vis dėlto toks aštrus, čia jūs to nepadarė, čia šito nepažiūrėjote, visą kitą. Ir Griciūtė galų galia toks truputį atėjo ir susierzinimas liktai. Tai Griciūtė labai ramiai sako, kadangi jinai yra mažytė, o čia tie 3 ir dar visi mosuojam rankomis kažkur tai. Griciūtė sako, negalvokite, kad jeigu aš mažytė, tai aš nieko nežinau. Tai tada visi, reiškia, norvegai pradėjo juoktis. Jos sako, kadangi jūs lygiai su mumis, tai mes jūs paimsime ir pakelsime ant rankų, kad jūs būtume lygiai. O, sako, šitą labai gerai. Tada aš matysiu į kai ką ir iš viršaus, nes šiaip matau viską iš apačios. Taip, jinai buvo artistė, jinai lankė būrelį, Čechovą vaidino. Jinai tikrai buvo artistė. Gal net nebūčiau pagalvojus, bet jinai tikrai buvo. Jeigu tu esi vadovas, tu turi šiek tiek artistas būti. Nori ar nenori, reikia. O dėl humoro jausmo tai čia yra epinis dalykas. Jinai iš tiesų nepaprastai gerą humoro jausmą turėjo. Jinai pati nelabai išposaudavo, bet jinai žiauriai gerai suprasdavo ir priimdavo. Ir dar joje, kas man labai patiko, kad jinai nebijojo, kai iš jos pasišaipydavai. Niekas piktai iš mūsų nesišaipė, bet pavyzdžiui, va dabar kaip dabar stovi virtuviai, teta Laima stovi ir mes jai uždedam tokią kailinę šapką už ranką. Ir atrišam tas ausis, jinai taip stovi, o mum toks juokas, bet jokio, žinot, kitas vyresnis žmogus pasakytų, jūs čia iš mane šaipote. Nieko, jinai pati juokėsi ir jai smagu ir tikrai tas sugebėjimas būti savikritišku, tai manau, kad jai labai palengvino gyvenimą. Laima Griciūtė mirė sulaukusi 92. Medicinos mokslui paliko neįkainojamos vertės darbus. Kolegoms, mokiniams, pacientams pasišventimo pavyzdį. Šeimai
begalinį ilgesį. Žmogaus, kuris šildė, globojo ir niekada nepavargo mylėti. Laima tikrai buvo autoritetas visiems broliam. Ir Jonui, ir Algiui, ir Kaščiui. Kaščiui tai jinai net nulėmė jo gyvenimą iš tiesų. Dėl to, kad jinai jam parinko profesiją urologo, tai jisai, aš tau dėkoju su tokiu pašiepimu. Bet tikrai, Laimos, jos nuomonė tai buvo labai svarbi namuose. Ir iš tiesų jos išėjimas, tai sakau, man labai jos trūksta. Kai jos mes netekom, begalinė tuštuma. Tokios meilės, tokio prisirišimo, tokio atsidavimo, dar reikia paieškoti. Tikrai labai didelė spraga atsirado. Aš manau, kad tai lydi visą gyvenimą. Šitie visi mūsų mokytojai, o jų buvo ne tik profesorė Griciūtė, ir profesorė Eringienė, imunologė, ir profesorė Didžiapetrienė, vėžio kancerogenezės specialistė, ir epidemiologija vėžio. Tai jinai čia dirbanti bet kurį gydytoją ar mokslininką šitoj mokslinėje įstaigoje, jinai tikrai turi lydėti visą laiką. Ir tikrai už mūsų visų gydytojų, ne tik manęs, tikrai stovi didžiulė tokia tvirta siena. Tai buvo didžiuliai autoritetai ir profesorė Griciūtė buvo jų priekyje. Kiekvienas mohikanas arba atstovas tam tikros srities, jis nėra panašus vienas į kitą. Telyčėnas davė savo, Valuckas darė savo, Eringienė savo, darė savo. Tai yra tas žmogus, kuris į šitą gražią, skraistę, onkologinių susirgimų gydymą, įaudė savo žvaigždę. Taip, kad taip egzistuoja tarp šitų žvaigždžių ir Griciūtės žvaigždė, kuri dega, žiba.